Šiandien mano video, kaip aš atsakinėju į jūsų klausimus. Nes aš sugalvojau tokią temą, jeigu jums patinka, tai va. Skaitom. Gerai, kiek man metų? Man yra 10 metų, kitais metais bus 11. Gerai. Žiūrime kitas klausimas. Tuoj palaukite biškį. Tuoj. Gerai. Va. Klausimas, kada tave heitina heitai, nes į kartą nemačiau, kad tave heitina. Oi. Mane yra heitina tik... Oi. Labai atsiprašau, kad tokia šviečia biškį. Daug kas nematė, kad mane heitina. Dėl to, nes kurie mane heitina, aš ištrinu. Nes aš nenoriu, kad matytųsi. Tai va, aš dėl to ištrinu. Dėl to, bet rimtai mane heitina ir dabar buvo plačiau, tai va. Gerai, žiūrim kitą klausimą. Ar tau patinka filmuoti video? Jo, man patinka filmuoti video. Ir tiesiog mano yra hobis. Aš labai mėgstu filmuoti video, labai. Tai va. Dėl to man labai patinka. Gerai. Žiūrime, šūkė mergaitė parašė. Irgi turi savo kanalą. Daug kas turi savo kanalą. Gerai. Jinai parašė pirmasis. Ar tau patinka vasara? Aš labai mėgstu vasarą, nes aš gimiau vasarą. Tai birželio 1 aš gimiau. Tai yra vasara. Kaip žinia, 1 diena vasaros diena, tai dėl to labai mėgstu vasarą. Aš tik negaliu, aš nelabai mėgstu vasarą, tai aš labai karštą negaliu pakęsti, nes, man labai karšta, dėl to aš negaliu pakęsti. Tai gerai, tai va. Gerai, toliau einame prie kito klausimo. Antras klausimas, apie kiek prenumeratorių svajoji? Oi, apie kiek aš svajoju, žinot kiek? Jeigu dabar yra 600 PM2, 52, tai aš svajoju apie 1000. Tikiu, aš jau noriu labai 1000. Kai surinksiu 1000, tai eisiu iki 100 000. Pasiekt norėsiu. Tai dabar kol kas dar ant tiek stovai. Ištinka, man reikia 1000. O my god, aš taip laukiu, kad aš 1000 turėsiu. Gerai. O mergaitė klausė, Smilte, kokia tavo mėgstamiausia spalva? Mano mėgstamiausia spalva, ne viena, pasakysiu, juoda, balta ir rožinė, va tokia spalva. Ir žydrai mėlyna. Mano akis mėlynas, tai labai mėgstu mėlyną spalvą aš. Tai va, labai mėgstu. Gerai, žiūrim, ar yra dar klausimų? Reikia pasižiūrėti. Tuoj. Pažiūrėsim, ar rimtai yra, nes gal yra, gal nėra. Tai palaukite biškį. Ta mergaitė viena paklausė, kad nori padaryti rumtūrą aplink mano kambarį. Čia veiktam kambarį nieko nėra, bet paprastai tiesiog. Va, jau jūs kaip matot šitą, žodžiu, padarysiu. Aš atsimenu, kai buvau mažytė, visai paėmiau telefoną ir ėjau filmuoti savo video į savo kanalą. Kaip aš darau video, kaip atrodo mano kambarys. Labai daug kas pasikeitė. Tai va, padariau video, kaip jūs norėtumėte. Tada kitas video, kaip darau va tokį video aplink savo kambarį. Ačiū, kad žiūrėjot. Laikinkit, subscribinkit dėl to, nes pagal statistikas tai yra labai maždaug žiūri, bet labai daug kas neprenumeruoja. Tik 2-4%, kurie žiūri ir prenumeruoja. O žiūri tik 7-4, kurie neprenumeruoja, bet žiūri. Tai prašau, labai noriu surinkti 1000. Aš dėl jūsų stengiuosi. Prašau. Ačiū, kad žiūrėjot. Laikinkit, subscribinkit. Ate! Ačiū, kad žiūrėjot.